šiandien neturėjom dviejų pagrindinių aukštų žaidėjų, tai šiek tiek pradžioje išsimušėm iš ritmo. Darėm gynybai klaidų, žinom, kad varžovai mėgins kautis žais grubiai, kadangi varžovai šiandien leido ir teisėjai leido žaisti grubiai. To pasekoje mus išmušė iš vėžių, nes mes stengiame žaisti krepšinio, varžovai regbį. Tai nelygus traktavimas pražangų, manau, nulėmė galą. O šiaip rungtynėse noriu savo vyrus pagirti, kovėmės. Antroje pusėje tikrai, bet pritrūko sėkmės. Dėl ko sakau nelygus traktavimas, tai kad vienoje pusėje kovojant kamuolį, priliečiant ranką, gaunam 2 baudų metimus. Kitoje pusėje tas pats epizodas, mes negauname įmesti. Dėl techninės pražangos aš gavau už tai, kad savo komandos draugą apšaukiau, ne ant teisėjo, o varžovai buvo perspėti už šaukimą metimo metu ir mes ir plojimus, o mes rungtynių pabaigoje, kai grįžinėjom į rungtynės prie -6, dar liko žaisti porą minučių, metėm tritaškį, varžovas šaukė į veidą, kitas plojo, negavo techninės pražangos, tai va čia tą ir turiu omeny, kad tai nelygus traktavimas kai kurio epizodų. Paskutinės 2 minutės teisėjau puikiai, bet tiesiog pritrūkom jėgų. Labai džiugi pergalė, pirma playoffas. Labai džiaugiamės, kad atėjo mūsų treneris ir padėjo šią pergalę paimti.